Kalimera, kalispera bičiuliai, linkėjimai jums iš Kipro, iš Pafoso. Ir papasakosiu, kuom skiriasi investavimas į nekilnojamą turtą Kipre, į naują būstą ir į antrinį. Pradėkim nuo antrinio. Tai didžiausias privalumas, kad tu matai, ką tu įsigyji, nereikia laukti, gali iš karto įsikelti, matai kaiminystę ir galima iš karto nuomoti tiem, kurie nori saugios investicijos ir grąžos ir nuomos. Naujas būstas ir Pafose tokius šiandien besibaigiant 2025 vieno miegamo galima įsigyti nuo 150, dviejų nuo 180 ir taip toliau. Naujas būstas, visai kita filosofija. Ir čia namas, kuriame ir aš įsigijau. Tai tik trumpai pasakysiu, kad 2024 pradžioje kainavo iš Brėžinių 200 000. Šiai dienai vertė nemažiau kaip 250-260 000. Parduodi, gali sulaukti projektų pabaigos. Tikėtina, kad dar pakils. Ir susimoki valstybei priklausančius 20% gyvenamąjį ir gali investuoti toliau. Man rūpi, kad mano klientai ne tik tai uždirbtų iš pardavimų, iš eksporto, bet ir augintų savo pajamas iš pasyvios grąžos. Įdomu, susisiek, padirbėsim, pakalbėsim konkrečiau.